Kaip tam buvo, Vaida, visi 10 masažų papasakot? Daug. Man pirma mintis, kuri šauna į galvą, tai kad tu esi pirmas žmogus, kuriam aš leidau masažuoti savo pėdas. Nes aš žinai, bijau kokų. Ir prie pėdų aš įsitempiu iškart, man pėdos tai atrodo negaliu, neatsipalaiduosiu ir kažkaip patį pirmą kartą. Kažkaip pavyko prisijaukinti tas pėdas ir kažkaip šiandien taip pagalvojau, kadangi paskutinis masažas, tai kažkaip taip pajutau, kurios mano kūno vietos man atrodo, tokios jautriausios ir kur tas masažas malonumą didžiausią man duoda. Tai pėdos. Tada mano jautrioji vieta pečių juosta ir visas kaklas galva, žodžiu. Tai aš taip pagalvojau, kad jeigu taip sakant, neturim 1,5 valandos laiko, tai galima į tas savo kūno vietas atkreipti daugiau dėmesio. O šiaip man labai patiko tai, kad tavo masažai tokie labai nuoširdūs, išjausti, tikri, toks labai jaučiasi dvasingumas, nežinau, tikrumas. Nėra konvejerio. Kaip nuėjus į tiesiog kažkokius masažų salonus, pasvetimą žmogų, kuris dirba tiesiog kasdien savo darbą, neįdeda tokio jausmo jau tiek, tiesiog atidirba. Tai va čia to nėra ir tas labai jaučiasi. Tas kažkaip per prisilietimą, per judesį, tas labai jaučiasi. Ir aš tai kažkaip sakyčiau, man masažų pavadinti kažkaip atrodo ne visai tikslu, aš tai kažkaip kūno terapiją galėčiau pavadinti savo tos 10 seansų. O kodėl į 10? Todėl, kad 5 neužteko, kai noriu kitus 5 dar savo pati pasidovanoju. Ir kažkaip tai galvoju, kad čia ne paskutiniai tie 10. Tik tai gal ne tokiu dažnumu, bet man kažkaip tai norisi kartas nuo karto save palepinti ir savo leisti sustoti 1,5 valandos, skirti savo kūnui dėmesį. Ir minėjai, kad kai buvai, kad ėjai dėl pečių, nes tau pečius labai skaudėjo ir kad tai buvo pagrindinė, tai pečių juosta problema. Bet minėjai, kad kitų atradimų buvo, tai kokie jie buvo? Tai apskritai tiesiog atsipalaiduoti ir nustoti kontroliuoti, o tiesiog priimti, kas bus, priimti tiesiog, ką tu ten paliesi, kaip tu sugalvosi, kiek tu paspausi, ar tu ilgai ten kažką darysi, tiesiog mokytis priimti ir prisileisti į pėdas kažkodėl man tokia labai. Ir ta įžanga su tom spalvom ir su tais lapais ir toks ritualas ten, su ta kristalo energija, tai toksai kažkoks man irgi toks visai pasiruošimas, įėjimas toksai. Savo rasama. Įėjimas į masažą, toksai įžanga. Ir tie garsai masažo pabaigoje, ten ar tai tie dubenis, ar tai būgnas, ar tai dar kažkas ten skamba. Visi pojūčiai traukiami. Visi. Kūno pojūčiai ir garsas traukiamas, ir skonis įsitraukiamas. Sausainį ir patą. Ir dar minėjai, kas man labai įsiminė apie jausmus, kad labiau pradėjai juos jausti ir kūną pastebėti. Jo, tiesiog susijęti gal jausmus su kūno pojūčiais. Jeigu aš ten susinervinu, pervargstu ar pykstu, tai kažkaip ir kūne pradedu jausti kažkaip. Taip atsieta.
Išsijudinimas toks kažkoks iš sąstingio visom prasmėm, tiek raumenų išsijudinimas, tiek jau ir emocinis išsijudinimas. Tai ačiū tau tada, Vaida. Ačiū tau labai.